Mes liofilizuojam prieskonius, vaisius, uogas, daržovės, arbatas gaminame. Startavo verslas prieš 2 metus, grįžus iš Norvegijos ilgesnės emigracijos į savo gimtą miestą Uteną. Spiečių užmačiau internete, visai netikėtai, o kai suki galva apie verslą esi kažkaip vienas, tai labai trūksta tos paramos ir palaikymo. Spiečius, manau, apskritai yra tiek jaunam, tiek vyresniam verslininkui ar tiek verslininkui, kuris jau yra labai pažengęs savoje srityje. Manau, mes vieni kitiem tikrai galime daug duoti ir papasakoti. Visada bijom pradėti kažką tai, bet manau, tikrai reikia nebijoti, jeigu tikrai turi kažkokį planą ir nori, tai tikrai galima, kad ir nuo to pačio spiečiaus pradėti kreiptis, domėtis visom informacijom, kurias suteikia, nes jų tikrai yra be galo daug. Į spiečių atėjau kaip dar tuo metu laisvai samdoma vertėja, bet aišku, galvoje visuomet kirbėjo kita mintis - kurti savo verslą. Išgirdau apie verslo akceleravimo programą, į ją atėjau su idėja ir būtent ten man leido tą idėją išsigryninti ir paversti verslu. Taip pat man patiko, kad spiečius dirba 24 valandas, tad kai aš neturiu darbo valandų nuo 9 iki 5, galėjau prisitaikyti, ar ilgiau pabūti, ar vėliau ateiti. Ir tik tada, kada man reikia ir žinau, kad visada bus atviras. Tai spiečius iš tikrųjų nėra tik darbo vieta, kompiuteris ant stalo, kėdės susitikimo erdvė, bet tai yra bendruomenė, mokytojų, mentorių, naujų verslininkų bendruomenė, kuri iš tikrųjų labai padeda, taip sakyčiau, veda už rankos ir padeda siekti tų tikslų, įsivažiuoti verslui, padeda išvengti klaidų ir tikrai spiečius organizuoja labai daug mokymų ir nuotoliniu būdu, ir gyvai. Iš pradinės verslo stadijos labai taip padeda išjudėti ir pakankamai greitai išjudėti. Labai džiaugiuosi, kad Utenos verslo centro specialistai pasiūlė man įstoti į spiečių. Gaila, apie jį sužinojau tik tai prieš gerus metus. Jeigu būčiau žinojusi anksčiau, tikriausiai būtų pavykę išvengti kai kurių klaidų, kurias dabar turiu taisyti. Vienas iš svarbiausių akcentų, kad tu susipažįsti su jau esamais verslais, su kuriais gali pabendrauti, pasidalinti savo patirtimi, pasižiūrėti kažkokias įžvalgas. Akceleravimo programa tai buvo labai stipri, tikrai super pro, tikrai daug renginių esu aplankius, daug seminarų. Tai tokio lygio retai kada pasiseka rasti lektorius, sutikti juos, kurie taip noriai dalinasi. Pačiai buvo labai smagu prisijungti prie bendruomenės, susipažinti su žmonėms, su kitais verslininkais, iš tų pačių seminarų, kur dalyvavau kaip mentorė, bet ateisiu pasiklausyti, ar net pasitikrinau savo žinias, pasižiūrėjau, ką žinau, ko nežinau, atradau daug naujo. Negali žinoti, kur tu sutiksi savo verslo partnerį, ar savo draugą, ar paramą ir palaikymą. Spiečiuje dalyvauti yra dėl to labai smagu ir kaip mentoriui, ir kaip mentį, manau. Spiečius man pirmiausia yra bendradarbystės centras, iš tikrųjų vieta, kur susitinka verslai ir kur smagu pasidalinti savo patirtim, pasiklausti, rasti naujų kontaktų. Jaučiuosi labai paaugus čia sudalyvavus ir toliau augu, nes kasdien, kiekvieno renginio metu iš tikrųjų daug naujų žinių. Norinčiam pradėti savo verslą, patarčiau nebijoti, klausti, kalbėti, nebijoti netgi klysti ir Utenos spiečius visada padės. Paklausus, patars, padrąsins, suves su kitais, galbūt irgi verslą darančiais žmonėmis, ta bendrystė, ji tik užkuria bendradarbiavimą, veiklą, tiesiog įkvėpia drąsos.